Sveiki bičiuliai. Šis video skirtas žmonėms, kurie ieško pirkti automobilius su gausesne komplektacija arba kitaip tariant išpildymu. Tai bičiuliai, sakykime taip, iš mano patirties paėmus statistika būtų tokia, kad iš 10 klientų 8 nori kuo geresnės komplektacijos, kuo geresnių metų pagal jų turimą biudžetą. Ir sakysite, tai yra visiškai normalu, nes kiekvienas žmogus perka pagal savo poreikius, pagal savo kišenę. Ir aš jums visiškai pritarsiu. Tačiau yra keli niuansai, ką reikia žinoti, jeigu ieškote automobilį su gera komplektacija. Tai tiek čia, tiek užsienyje, tiek bet kur automobiliai su gera komplektacija faktas, kad yra labai paklausi prekė. Taip kad jeigu automobilis yra parvežamas iš užsienio su gera komplektacija, tai galimai arba jisai bus turėjęs avariją, tai reiškia jis yra nupirktas po avarijos, bus remontuojamas ir tada parduodamas. Tokį automobilį radus tikėtina taip pat, jog bus ir mažesnė rida. Taip kad jeigu tenais viskas tvarkingai sutvarkyta, viskas padaryta gerai, elektros blokai visi veikia tvarkingai, nes neužmirškime vieno dalyko, kad jeigu komplektacija gera, tai faktas, kad prikišta elektros. Jeigu prikišta elektros, tai faktas, jog pilna blokų. Blokai taip pat linkia gesti, tam tikri elektros komponentai taip pat linkia gesti, todėl automatiškai tai irgi turėkite omeny, jog kainuos nemažus pinigus. Taip pat su gera komplektacija automobiliai labai dažnai grįžta su dideliam ridom. Todėl labai tikėtina, jog tokį automobilį galite nusipirkti su atsukta rida. Vėlgi, bičiuliai, turite išsirinkę, tikrinkit, nežinau, nesakau, kad būtinai užsakykite mano paslaugas, pasitikrinkite bent servise, nežinau, važiuokite su kažkuo, kas išmano, nes patikėkite manim, nusipirkę lavoną su gera komplektacija, suvargsite, sukišite begalę pinigų, galų gale parduosite jį už tą patį, ką mokėjote ir būsite didžiuliame minuse. Taip kad dar kartelį, tikrinti ir tikrinti. Jeigu reikia pagalbos, žinote, kur kreiptis. Neužmirškite pasidalinti, paspausti laiką bei paspausti follow, jeigu dar to nesate padarę, kad nepraleistumėte naujų ateinančių video. Gražaus visiems penktadienio ir dar gražesnio ateinančio savaitgalio, bičiuliai. Iki.